Tai dabar reiškia kalbama, kas yra tas aš pačioj esmė. Mes sakome, ar jūs tikite, kad žmogus turi sielą? Jo, turi. Kaip ten yra? Turi. O dvasinės žinios sako, žmogus yra siela, kuri turi kūną. O mes labai stipriai padarėme. Tai, kas matoma, yra gyva, o tai, kas man nematoma, gal yra, o gal ir nėra. O gal tavo vaizduotė. Dievas yra ar nėra? Yra? Kaip jūs pajautėt, kad yra? Kokį jūs turite patirtį, kad tikrai ten vys, o ne šiaip savo kažkas pasirodė? Tu, kad tiki viena karta iš kitos. Kokia asmeninė patirtis Dievas, čia niekas kitas. Kaip jūs atrodo? Kažkas yra. Kažkas yra sukurti. Kažkoks jausmas buvo arba įsikišimas, lyg tai neatsitiktinumas ir pasakote Dievas. Ar kaip? Ar kaip kitaip? Kaip ta patirtis pasireiškia? Dievo valia. Realybė. Nu, kaip? Dievo galybė. Galybė, jo. Nu, kur ta galybė pasireiškia? Dievas yra tėvas ir šventoji dvasia. Bet kaip jūs asmeniškai patyrėte? Mums sukūrė pasaulį. Mums sukūrė viską. Visatos kūrėjas. Jūs tikite? Taip. Į kūrinyje, kai žiūri, tai jau matai. Jo. Bet daug tobulą. Truputį įtartinai tobulą. Bet būtent tai yra pagrindinis įrodymas. Kažkas turėjo sukurti. Jo. Suprantat, ir man buvo įdomu labai, mes turime tokį tikrai, ne vienas tik žmonės ir yra tuo, mes panašus, kad tik žmonės kelia iš tikrųjų tikėjimo klausimą, gyvenimo prasmės klausimą. Jok šuniukas, kačiukas ar ten, kas ten tokie protingi dabar, delfinai ar dar kas nors, nekelia. Kokia gyvenimo prasmė? Kokia gyvenimo prasmė? Mokykloje, ne? Taip, mes tokias diskusijas darydavome. Ai, paskui net nebekalbam apie tai. Reikia gyventi ir ką matai, tą turi daryti. Bet iš viso kokia gyvenimo prasmė? Nu taip, gerai, jeigu būna kiekvienam savo. Bet reiškia šiaip. Juk pradeda kelti seniausi filosofai. Aristotelis, Sokratas, Platonas. Prasideda nuo to filosofija. Kokia gyvenimo prasmė? Būtų laimingas. Jaunimas tai sako, kad pats gyvenimas yra prasmė. Labai neblogai. Vis tiek, ko mes siekiam gyvenime? Koks jūsų tikslas? Labai lengviau. Koks gyvenimo tikslas? Koks jūsų gyvenimo tikslas? Turi. Netyčia. Pasakas. Būti laimingam gyvenime. Ką? Būti laimingam. Taip. Kažkas sako, žinai, patirti, tapti, reiškia, žinai, dvasingu, dabar ištobulėti labai madoj. Dar ten kažkas, tai tapti tobulų tiesiog, reiškia. Bet iš tikrųjų mes visi sąmoningai, nesąmoningai judame į tai, kad jaustumėmės laimingi. Net žmonės aukojasi, todėl kad jie kitaip negali. Jie nebūtų laimingi, jeigu jie tą paliktų, jiems nebūtų ramybės. Ir atrodo, kad jisai aukojasi, bet iš tikrųjų tu jam pasiūlyt nesiaukoti, jisai sakytų, žinai, kad aš nežinau, ką daryti, aš vis tiek turiu tą daryti. Bet aukojasi tai iš meilės. Įvairiai, iš tikėjimo, iš idėjos. Bet Kartais iš meilės. aukojasi, kad daug labai O ne iš kitų žudo. neapykantos. Ką? Iš meilės, bet ne iš neapykantos. Suprantate, bet iš tokių būna idėjų. Ten nežinau, jam gal ir meilė jis turi tai idėjai. Bet kitiem jinai virsta skausmu. Yra tokių aukojimų. Ir revoliucijos įvairios. Jie labai mylėjo tą idėją. Mylėjo tą idėją. Bet priemonės, kurią darė, tai niekam tos meilės nepadidėjo. Bet jie subūrė žmonės, net prievartos aparatą sukūrė, kad savo idėją įgyvendintų. Įsivaizduojate? Ir meilė idėjai. Meilė matyti tai, kai jis turi viziją tai savo. Fanatizmas. Fanatizmas. Nu, vėlgi kokiu laipsniu. Suprantate, kitas sako, taip tą myli kažkokį tai savo artimą, kad sako, nu aklas jisai visai.
ką jis nemato, visiems juokinga, o jis reiškia, taip tenai, pats jam protingiausias, pats gražiausias, arba ypatingai, kai įsimyli. Jo, bet žinokit, dabar pažiūrėkim, kai mes norim būti laimingi, žmonės statosi namus, gerai, kartais aukštas sienas, aukojasi, dirba, rizikuoja, konkuruoja, susipyksta, įvairių dalykų padaro, kad kažką tai įsigytų. Labai dabar dėl įsigijimo daug eina, ne? Bet vis tiek už viso to jis galvoja, kad jis nuo to bus laimingas. Atrodo, kad kam tas didelis ta teritorija, tos aukštos sienos, jis matyt jaučiasi, suprantat, nepakankamai saugus, nepakankamai svarbus. Vienas nori pripažinimo ir kitas net galvoja, kad jis meilės daugiau gaus, jeigu jis visko turės. Arba žinot, kaip būna sako, pasiimsiu tada kokią nori nuotaiką. Toks turtingas jaunikis, kad išsirinks kokią nori. Arba tokia turtinga jaunoji, kad išsirinks kokį nori. Ir yra ta tokia apgaulė, suprantate, irgi daroma dėl to, kad jaustųsi laimingas, kad būtų laimingas. Ir kiek žmonės, tikrai jau ten meilė yra tokia savimėlė, galime sakyti, kurį suprantate, ir jis tą žmogų, kuris jam palaiko tą jo viziją, labai jį mylės. Kuris nepalaiko, bus priešas. Ir mes ten labai, naudodami ne tą žodį, kuris yra labai rimtas ir labai jausmas didelis ir labai vertingi, jeigu mes jį mokame teisingai naudoti, aš ką supratau, nes meilė mums kiekvieno atveju tai yra asmeninė didelė reiškia dalis yra ir labai svarbi gyvenimo pusė, tiesiog esminė, galima sakyti. Bet kad mūsų meilė labai sutepta yra egoizmo, prisirišimo, godumo, geismo ir visą tai mes irgi vadiname meilę, kai jinai pradeda reikštis šitaip. Sakoma, net iš meilės užmušė. Ne? Iš meilės pats nusižudė. Ir visą tai kišama po meilės pavadinimu. Tai ką man buvo atradimas, mes visi žinom visokių išteką, sakykime, ar ten kokie nors imsime krikščionybės autoritetai, ar ten koks Platonas, ar kažkokia tai dvasinė meilė, bet eikim labai konkrečiai, kad mūsų problemos gyvenime, kad mes tikrai nesuprantame tą savo tikrąją prigimtinę švarę, kuri mane daro laimingą. Ir mes nemokame pirmiausiai taip teisingai ir gražiai mylėti savęs. Jeigu man negera nuo savęs, aš prie kito irgi kabinėsiuos. Nebus ten švari meilė. Jeigu man negera su savimi, man kitos norėsiu, kad jis kompensuotų. Suprantat? Ir kaip šiandien žiūrėkite ten laikraščiuose, ar kur ten jau šiandien gal dabar, aš nežinau, jau ir nelabai, bet šiaip ieškau ten draugo ar partnerio, kuris mane suprastų, užjaustų, mylėtų. Jis irgi ieško tokios pačios. Ir du sueina, kuriam dabar tai daryti. Nes ir vienas to nori, ir kitas to nori. Ir dėsnis yra toks, ko mes iš tikrųjų nejaučiame savyje pakankamai, mes tikimės gauti iš kito arba iš aplinkos. Kuo mes tuštesni viduj, tuo mes labiau žiūrime į išorę, iš kur ir tikimės. Kuris čia dabar tas, kuris mane mylės? Nes kai tu supranti, reiškia šitą, pradedi suprasti paskui stebuklą, kad to gyvojo aš, sielos, meilė yra prigimtinė savybė. Nei viena mama nemokė mus, nesusodino ir nesakė, dabar vaikai šiandien mokysimės mylėti. Mama myli ir vaikai myli. Pabandyk vaikui, ką nors pasakyti ant mamos. Jam ne pati gražiausia, dar paskui jau kaip auga netokį. Gerai protinga. Bet kai mažiukas kreikia už tą mamą, viską, žinai, mano mamytė pati gražiausia, pati protingiausia, pati geriausia. Nes jis yra toks natūralus, reiškia, tas ryšys. Ir
sako, mama ne ta, kuri pagimdo, ta, kuri užaugina. Reiškia, ta, kuri irgi deda, kažką tai padeda, bendrauja, rūpinasi. Ir tos meilės daugiau, kada reiškia. Ir šalia to mes nepajaučiame, vyksta stiprus prisirišimas, ko mes beveik nemokame. Ir žodis mano galvoje. Ir kada tas vaikas, jeigu imsi mamos ir vaiko santykį, jis nebe taip daro, kaip man norėtųsi. Jis ne tokią nuotaką paskui renkasi, kokios aš norėčiau, ir ne tą specialybę. Ir aš iš meilės kankinuosi vaikų. Tas pats gaunasi dviejų žmonių. Kai atsiranda pavydas, nesaugumas ar pyktis ir kartais po to žodis meilė, tai dvasinės žinios įneša visišką aiškumą, visiškai, ne jokių išlygų. Meilė yra meilė, pavydas yra pavydas. Meilė yra meilė, prisirišimas yra prisirišimas. Nemaišyk. Skauda prisirišimas. Meilė neskauda. Sunku, tikrai patikėti. Meilė neskauda, skauda prisirišimas. Skauda lūkesčiai. Skauda nori nepatenkinti. Ir visą tai pakiša po meilę. Ir kai pradžioj pradedi šitą atskirti, tai palauk, kaip tau verta tikrai mylėti, kad nei skausmą tu lystum, bet kad tavo meilė būtų gražesnė. Ne koks abejingas, ne cinikas, bet kad nebūtų graži, kad tai yra, kad tu sakai, ne, čia meilė. Jo, tau geriau išvažiuoti, tu tikrai nori. Jeigu žmona galėtų pasakyti, tu tikrai, kad tu manai su ana būsi laimingesnis. Aš tave taip myliu, aš noriu, kad tu būtum laimingesnis. Jeigu tu su manim nelaimingas, prašau, jokių būdų, nereiktų. Na, mums atrodo čia nonsensas. Tai kaip? Tu manęs nepavydi? Pavydas toks nekoks jausmas, prie ko čia meilė. Ir viskas virto savininkiškumu. Ir tas pats vaikas, kur atrodo jau motina tikrai nori tik tai gero, jis irgi tas stiprus mano, tas visur savininkiškumas mūsų, jis iš tikrųjų mūsų viskas. Ne tik, kad vyras nemano, žinai, jis tau net negiminė, apsiramink. Šiandien tavo, rytoj ne. Ir kuo labiau tu padarai mano, tai tau blogiau. Bet jeigu žinai, kaip įdomu man patikėta su juo bendrauti, netgi dabar santuokoje, pažiūrėkime, kaip mes naudingi vienas kitam, ką mes galim vienas kitam padėti. Ne? Šiandien yra, rytoj gali nebūti, ar jūs turite, kuo daugiau aš tą pasiruošusi. Ir aš kai supratai, kad pusiausvyrą, kad būti atsiribojusiu ir mylinčiu, vat kur yra dvasingumas. Atsiribojusiu ir mylinčiu. Neprisirišusiu mano ir mylinčiu, bet duodančiu kitam laisvę ir žiūrinčiu, ko tikrai jam labiausiai reikia. Ir kai tas vaikas renkasi visiškai ne tai, ką tu norėtum, tu viskas, ką tu gali paklausyti, ar tikrai tau to reikia. Žinok, man atrodo, mano patirtis sako, kad čia gali nieko gero būti. Nu, bet tu dar paklausyk manęs, bet aišku, tu pasirinksi ir darysi, kaip tu supranti. Bet tiesiog, kad aš turiu pasakyti tau, kad tu žinotum. Ir paskui nesakytum, kad mama nieko nesakė. Viskas, tu nieko nėra. Ir tada, ne visai taip vyksta, kaip aš norėčiau. Bet kiek daug žmonių, su kuriais vyksta, ir jūs puikiai mėgate. Atsidarykite televizorių, kas ten vyksta, kiek išžudė, ir jūs ramiai net mėgauti. Ir mes neturime, mes tą taip susiaurinam savo pasaulį. Ir
dvasinės žinios, toj mokykloje, kurią aš patekau, sako, todėl, kad mes iš tikrųjų nežinome to tikrojo gyvojo. Ir kad aš galiu būti, įsivaizduoju, kad šitas, vat, aš čia dabar taip kalbu prieš jūs, tai mano ne vienintelis įmanomas raiška ir kūrinijoje vaidmuo. Tai mano tiesiog vaidmuo. Gimiau kažkokioj šeimoje, kažko išmokau, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Bet pasirodo, aš tas gyvasis, kaip aš atrodau ir kaip ten mano pavardė, kokia mano tautybė, tik aš augdama. Bet aš pats būdamas mažiukas, aš vis tiek jaučiu, kad aš gyvasis, kad aš esu. Ir bet šitas yra, tas gyvasis yra grinai dvasinė būtybė. Siela, sako mūsų kalba. Ir dabar kažkas sako, tikit ar ne, bet suprantate, aš prieš jūs čia kalbą, mano kūnas čia yra tik tai garsiakalbis, toks nesustiprintas. Mano akis yra tik langai, per kuriuos aš galiu matyti ežerą. Jeigu jos pagenda, aš nematau jūsų. Langai, bet ne aš. O tas gyvasis yra tokia subtili, amžina, nemirtinga būtybė, kurios niekas negali užmušti ir sunaikinti. Mes kaip tikim, netikim, tai ten senovė vėlės, tai čia vėl dvasios, tai čia taip, tai čia vėl pragaras, čia vėl rojus. Bet suprantate, viskas gerai tikėti, bet kai tu pradedi suprasti, tas tikėjimas toksai darosi be priedų. Tikėjimas turi būti tai, kad kas tau duoda prasmės, būti tikrai labiau mylinčių, suprasti, kokia yra vertinga, tai atsakingų, kad tai yra tavo šitam vaidmenį toks trumpas šokis ir kad visi veiksmai, įsivaizduojate, ne tik, kad ką aš kalbu ir ką aš darau, bet kad net ką aš galvoju, kaip nematoma dvasinė kasetė kažkokia tai, lieka amžinas įrašas manyje, siela. Ir kad jisai eina šitas viskas į amžinybę. Todėl sako, paskutinis teismas, nieko nenuslėpsi, karmos dėsnis, ar mes sakome, ką pasėsi, tai pjausi, žinai, nuo savęs nepabėgsi, nuo nieko neapgausi, trumpam gali apgauti, vis tiek gausi, paskui reiškia. Bet tai visai taip, žmogus patiria kažkiek tai per tą savo gyvenimą, ir kas anksčiau būdavo išminčius, kitą kartą, žinai, senukas koks nors kaime, jis tokios knygelės neskaitęs. Bet jis tartum jaučia tuos dėsnius ir sako, nedaryk taip, vaikeli, nedaryk, negerai, bus negerai. Neverta, pamiršk, atleisk, nekerštau. Ir dėja, tie, kurie kartais dažniausiai myli, jie sako, kerštau, apgink savo garbę. Ir visos kultūros yra, ir kas būdavo dvikova, ne? Tai tu bailys. Mus iš meilės mokė visokių negerų dalykų. Ir net artimiausių žmonių. Tokie kokie jie, kokios tradicijos, koks supratimas. Ir žinoma, tą mano įrašę, aš nežinojau, kad taip yra. Bet viskas yra, kas paskui truputį nesuprantu, kaip kažkokia tai našta, kaip kažkokį nerimą, kaip kažkokia tai baimė. Šita nuostabi dvasinė būtybė, dvasinė žvaigždė, galima sakyti. Žinote, kaip įdomu, kur jūs galvojate, kūne yra ta gyvybė, tas jūs, siela. Tas gyvesnis, kuris dabar mato, galvoja. Nu, kokioje vietoje. Širdį nebūtumėt krikščionis. Klausykit, padaro širdies operaciją. Išima širdį, įdeda kitą, atsibunda. Tas pats. Kurioje vietoje toliau? Ląstelėse. Ką? Ląstelėse. Aura. Jausenuoju. Jo, skrandį išpjauna, klausykit, įkiša kitą. Jūs negrindysite. Ir žinokite, kas tu pažiūrėkite, kokia yra stipri, žinote, kodėl mes tas vietas sakome? Nes kūne rezonuoja vis stipriau. Skauda, žinot, kaip sako žmogui, bet gali sėdėti, tau pasakė, staigi kokią informaciją ir sako, oi, net klausyk, širdis skaudėti pradėjo. Ne?
Arba susinervinę, irgi tuomet skrandį pradeda skaudėti, ne? Kas kokią nors turi labai įkyrę mintį, nuo kogi atsiranda tos žaizdos. Nežinau, kaip visos lygos, visi žino, bet kaip padaryti, kad jų nebūtų. Ir tas ciklinis mąstymas, ir nubrūžti. Kokią nors, žinote, nesusitaikot su kokia nors problema. Ir ten jau truputį nusibrūžti. O vieta, kur yra jautriausia, kur daugiau reiškia. Bet suprantate, bet tai yra, ar jūs žinot tokia atveju, kad kažkam nupjovė galvą, uždėjo kitą ir vėl gyvas. Visus organus dabar keičia, bet galvos dar ne. Negirdėjau. Tik veidą. Ką? Veidą. Veidas, tai čia yra kosmetika. Jo. Čia yra kosmetika. Bet kad galvą nuimtų ir uždėtų kitą. Nesigalite. Nors ten planuoja, visokius dalykus daro. Ir todėl, kad arčiausiai pulto. Smegenys yra, siela nėra smegenų dalis. Siela yra dvasinė dimensija. Tik tai kaip tas vairuotojas arba tas, kuris sėdi pačioj geriausias dabar. Mes, tarp kitko, šiandien technikos amžiuje supratau, kad kažkada žmogui tikrai užteko tokio paaiškinimo, bet mes suprasti praktiškai vos ne techniškai tą subtilumą savęs gyvojo. Tai šiandien mokslas labai padeda. Ir kada aš kalbu, kad įrašas gali būti, ne? Mes šiandien turime kompiuteriuose tos microchips, kur tiesiog taškelėje gali būti labai didelė informacija. Anksčiau, kad tau pasakytų, žinai, kad taškelėje, ten kiek baitų, ten tiek informacijos, tu sakytų, nieko nesuprantu. Kokiam taškelė? Kokia informacija? Jau kai atsirado tos didelės plokštelės ar diskai, tai buvo revoliucija. Tai gali įsivaizduoti, kad jokia mechanika negali sukurti tokio mažyčio taškelio, kuriame būtų šitiek informacijų. Ir bet nuo seno, ne, kas čia sako, trečioji akis. Ir senose kultūrose, Indijoje, deda tašką. Ir žinau, kaip irgi tik tradicija. Kai jų paklausi, tai kas tas taškas? Ką iš čia taška? Kas čia yra? Aš atsimenu, kai aš pirmą kartą skridau į Indiją, tos stewardesės tokios gražios, netekėjusios moteris deda vienokį lašelį, ištekėjusi kitokį, tokį puošnesnį čia tą. Ir aš tada sakau jai, ponia Zaknyn, ką tai reiškia? Jis sako, vicnamas, tai gražu. Jinai net nežino. O praktiškai reiškia, kur dar momenėlis būna, ne? Ir giliai apsaugotas kaušo, pati reiškia saugiausia vieta, kodėl sako, saugo galvą. Ir subtili, kiek ten darė neurochirurgai, nežinau, Los Andžele ar San Franciske, tikinti žmonės buvo giliai tikintis ir jie norėdavo operacijos metu, kada jau ištikdavo mirtis, smegenų operacijos metu, nustatyti, kasgi įvyksta. Kiekgi tai galima pasverti arba taip toliau. Ir paskui aš pat atsirado tokių knygelių, kad siela sveria 30 gramų, gal ir jūs skaitėte. Jo, bet dvasinė dimensija nesveria, nes jinai supranta, jinai yra dvasinė dimensija. Kiek sveria meilė? Kiek gramų jūsų meilė sveria? Kiek sveria saugumas? Kiek sveria jūsų ramybė? Kiek sveria jūsų džiaugsmas? Ne šituo matuojame. Arba jis yra, ir tu jį jauti, arba tuo metu tu jauti kažką kitą, galbūt liūdėsi. Gali sakyti tik didelis, mažas, iš tavo raiškos, iš tavo elgesio, iš tavo energijos. Ne, tu kitam gali sakyti, klausyk, aš tave labai myliu. Tu sakysi, aš mano tavo meilės jau galvos skauda. Nereik tokius meilės. Tu net negali rodyti kitam, kad tu myli. Bet kai elgesys, kai bendravimas, tu sakai taip, tas žmogus tikrai, jisai taip daro, smertas, kad jis myli. Iš patirties. Tik tai patirtis bendravimo nustato tų kategorijų vertę. Ir lygiai tas pats tas aš tikrasis, įsivaizduojate. Tik iš to mes pasakom, kokia asmenybė. Ar kilni, ar verta pasitikėti, jos veiksmai, jos mąstymas. Ir visa tai yra iš tikrųjų besvorė dimensija. Ir jin tokia maža, kad aš jeigu norėčiau nupaišau kartais ant lentos taškelį, tai jis yra labai didelis, labai daug kartų didesnis.
Ir tas žodis indų kalboje iki šiol yra, žinote, koks sielos pavadinimas? Atma. Gal girdėjote? Atma. Ir paskui, kai jau Demokritas ieško mažiausios materijos dalelės, pavadina atomu. Pats kas mažiausia ir nedauna. Bet atomą galima suskaldyti, mokslas jau suskaldė, ir pažiūrėkite, jeigu tam tikrą suskaldai, kokia jėga gali išsiskirti. O atomus nieks negali suskaldyti ir sunaikinti. Ir man patinka tas visada, jeigu dabar mums čia sėdint, nukristų atominė bomba ant galvos, tai mūsų kūnai įsilydytų net, lengva mirtis. Bet jūs ir aš per sekundę mums per karštą išlėktumėm iš tos aplinkos ir atomai nieko neatsitiktų. Ir kai tu supranti, kad tu niekur nuo savęs nepabėgsi, kad yra amžinybė, yra laikas, yra materija amžina, Dievas nesukūrė pasaulio iš nieko, nors labai kūrinyje graži ir turėtų kartais kaip įrodymas būti. Bet pats aukščiausias kūrėjas ne plytas gamina ir ne materiją kūrė. Pats aukščiausias kūrėjas turi aukščiausias mintis. Architektui nereikia gaminti pieštuko ir popieriaus, nereikia gaminti plytų ir taip toliau, kad suprojektuoti patį gražiausią, labai gražų pastatą. Jis net nestato, jis turi viziją. Ir jis pasinaudodamas materiją ją parodo. Štai tokia daro. Ir pats aukščiausias kūrėjas ne kailiukus kūrė, ne mėsą, ne kaulus. Todėl yra sakoma, pradžioje buvo žodis. Žodis. Ir tai, kas su jumis gyvenime svarbaus įvyko, jeigu jūs pakeitėt savo pažiūras, filosofiją, net įsimylėjote, ten dalyvavo žodis. Ne mėsa, ne dar kažkas. Mes pakankamai nesuprantame, ne tik, kad žodis svarbus, kitą kartą sako, tu man būtum geriau uždavęs, negu tai pasakęs. Fizinė žaizda daug greičiau užgyja, o tos dvasinės kitą, kad žmogus negali pamiršti visą gyvenimą. Bet dabar aš einu iš kitos pusės. Sakykite, kas mus daro nelaimingais? Ar yra kas nors su šitam dabar kambarį, kuris neturite gyvenime jokios problemos? Jums patinka viskas. Ir jūsų vaikai, ir jūsų uošvė, ir bendradarbiai, ir kaimynai, ir darbas, tiesiog idealu. Nieko nenorėtumėt keisti. Ar yra bent vienas, pakelkite. Negali. Ką? Negali. Negali būti, jau sakom, jau nebegali. O įsivaizduojate, sako, kad gali, rojus būna kartais. Kodėl mes visi norime kažką tobulėti, ar ką? Klausyk, ką, negali būti niekad, kad vien tik meilė ir laimė. Neįmanoma, jo? Sako, nebūtų tokio žodžio mūsų kalbinė, jeigu tai neįmanoma. O kam tokį žodį sugalvojate? Tobulė. Palaimė. Pilnas pasitenkinimas. Jokio liūdesio, jokios baimės. Mes jau galvojame tikrai, kad neįmanoma. Ir kad mes iš prigimties to ilgimės, todėl, kad mūsų tai ir yra pastovi ta sielos realybė, kurią mes ir vis norim kompensuoti. Nes mes anksčiau, kuo daugiau jautėm, jeigu jūs niekad nebūtumėt jautę gražesnės meilės, daugiau laimės, jūs jos nelabai ieškotumėt ir tikėtumėt. Ko jūs niekad nesat patyrę, iš tikrųjų mes to nesiilgim. Jis yra dėsnis yra toks. Jūs nesiilgit ir negalit atpažinti to, ko jūs niekad nesate.
Ir mes ilgimės ir tikimės todėl, kad mes esam turėję daug stipresnę ir daug, kad mane pilniau pasotino. Kad aš tiesiog, tai buvo natūralu. Todėl aš vis, o gal su tuo, o gal anuo, o gal ir man bus. Klausyk, bet taip iš vis nebūna. Ko tu čia stengiasi? Tu todėl apie tai galvoji ir lygini ir žiūri, kadangi yra prisiminimas, yra savotiškas ilgesys. Ir dvasinė žinia sako, kad, ką sako religija, ar žmogus tobulėjo, ar nupuolė. Ir visi šiaip jau tą religiją tiki ir pripažįsta. Ir kodėl jūs nusprendžiat staigiai patys tobulėti? Kas neįmanoma, kas prieš dėsnį? Dėsnis yra, kad žmogus nupuolė. Bet va 20 amžiuje nusprendė tapti tobulį. Ir dvasinė žinia sako, kad ta skaisti net meilė, kada, suprantate, tau nėra alkio, kas tave mylės, bet kai tu esi pats meilė, tu tiesiog, žinai, duodi ir tu neturi problemos, kad tave kažkas netas, nes tau gerai nuo savęs, tu myli. Nu, šitas galbūt netoks man suprantamas, tiesiog mažiau su juo bendrauju, bet man gerai, man įdomu. Aš neturiu liūdesio ir ilgesio. Mes jau to nelabai suprantam. Jeigu tik įvyko kažkoks momentas, tai greit jo nepaleisti, nes ta meilė gali išgaruoti. Suprantat? Ir kad yra nepaprastai stiprus jausmas, kad kitas man turi užpildyti tą tuščią vietą. Tada užtat, aišku, be abejo, nenori prarasti. Ir vis neužpildo. Ir kuo labiau to toliau pamatai, kad negali išpildyti. Tuomet yra ilgesys dar kažką. Ir vat yra, suprantate, yra ten lygiai taip pat. Ar kas nors žinote apie kitą materiją, entropijos dėsnį. Entropijos dėsnis, kad sistema juda į didesnį chaosą ir jos jėga mažėja. Nu, aš kaip kitaip čia sakau, mėgėjiškai. Tai ta siela, šita dvasinė dimensija, kuri, kada sako, pirmą kartą ateina į materiją, iš dvasinių namų, kuriuos mes turime tuos pačius. Ir mes, jeigu suprasti save visi kaip tą žvaigždę, kuri neturi ne tik tautybės ir religijos, bet neturi praktiškai net lyties, būdama dvasinė lygybė, ne tik pasimdama materiją, pasiima kūną ir gėrybę. Tada tu gali suprasti, kad tikra dvasinė brolija. Ko man tas toks artimas, jisai dabar gal koks nors totoris ir musulmonas, bet aš susitikau, žiūrėkite, kiek būna tokių, kad sako, nu toks man artimas tas žmogus, kad aš galvoju, kad aš jį pažinojau ir visi pyksta, kodėl tu čia nesuradai lietuvio ir krikščionio, bet jam labai reikia to žmogaus, tada sako, nu žinai, kažkoks likimas, todėl kad tos sielos buvusios kažkada draugė atpažįsta, yra ta trauka sielos. Ir suprasti tą gyvą į save sielą, tau negali pakenkti nei jokio religijoje, nei jokio kultūrai. Ir kuo labiau tu į kitą žiūri kaip į sielą, tai praktiškai tu tada gali tik turėti gražios, tikros tolerancijos. Nes pažiūrėk, žinai, kokį jis durną vaidmenį dabar gavo. Ta siela, vaivas ir vaivas, savo vaidmenį. Bet jinai, įsivaizduoja, irgi nemirtinga siela, kuri pasirodo, va taip nupuolė, suprantate, taip kažkaip gynėsi, manipuliavo ir va dabar tokiu tapo. Bet kad jinai iš prigimties irgi buvo kažkada skaisti, pilna meilės, ramybės, džiaugsmo. Bet eidama entropijos dėsnį, vartodama tas savybės, nusivilia, pavargsta, kaip baterija, aš duodu pavyzdį, žinote, groja tranzistoriuje, ne? Jau pradeda girgždėti, jau reikia vėl pakrauti. Ir kaip jin ten save pakrovinėtų, kiti papurto viskį, ant radiatoriaus padeda palaikyti. Bet kol ją nepajungia, jeigu daugkartinio naudojimo, kol ją visgi neįjungi į šaltinį,
jinai ten visai čiurškėdama, skaitydama knygeles, kalbėdama, šokdama, dainuodama, jin vis tiek vartojasi. Ir jai vis labiau reikia pripažinimo, dėmesio, saugumo, mano, nes jin vis labiau jaučiasi tų prigimtinių savybių tuštumą. Ar jums ką nors, ar suprantama, ar sako tas dalykas? Ir nupolimas, jeigu, sakykime, religinį terminą, nieko tokio kaip susilpnėjusi šitą dvasinę šviesą. Ir dėsnis sako, kad kaip yra, ar tamsa turi šaltinį? Kurioje vietoje velnio buveinė? Kur jo sostas? Kur jo namai? Niekad nesakom, sako Dievo namai, nueisi Dievo namus. Kažkoks pragaras, bet ar yra tamsos šaltinis? Yra? Koksai? Ar yra tamsos šaltinis? Pasirodo, nėra. Tamsa yra ten, kur nėra šviesos. Viskas. Visokios silpnybės yra ten, kur nusilpo dvasinė šviesa. Ir liaudis sako, tuščia vieta ilgai nebūna. Kaip tas posakis panašiai skamba. Ir pyktis, godumas, nerimas, baimė, pasirodo nėra sielos, pasirodo nėra manęs prigimtinė savybė. Kada nusilpo mano supratimas, kas aš esu, kada nusilpo mano pasitikėjimas, mano laisvė, mano stiprybė, mano džiaugsmas, mano meilė, atsiranda baimė, abejonės, pavydas, nerimas. Įsivaizduojate? Tai nėra sielos prigimtinės savybė. Todėl nė vienam nėra gera nuo to. Ar jūs kada nors stengiatės, o nepykstat, bet taip stengiatės, žinai, vis tiek reikia supykti. Nors tu ką nesigauna, juokas ima, bet turiu supykti. Tai ant juoko galiu pavaizduoti piktą. Bet ar jūs norit iš tikrųjų supykti ir iš tikrųjų norit būti pikta ir iš tikrųjų norit būti nerami? Nieks nenori. Visi nori būti ramiu, nepykti. Ne? Nereikia daryti anos pastangos, ten gaunasi savaime. Ir kai šito savaime mumise labai daug jau, tai kitkas savaime nebesigauna. Savaime nebesigauna laisvai, gražiai nemylėti, savaime nebesigauna būti, kad tavo ramybės nieks nebesutrikdo. Ir gerai, ir kas taip vyksta. Pažiūrėkime, ką aš galiu padaryti. Dabar su ta problema, kurią aš klausiu. Kodėl jinai yra problema? Todėl, kad jūs ją sukate. Dabar nevyksta. Ar kuris nors mes čia sėdinčių turim problemą? Dabar čia sėdėti. Ar yra kam nors toks skausmas, arba kad išsėdėti negali? Ne. Bet jūs tik atsistosite, išeisite ir dar net aš galvoju, kad aš kalbu, o jūs kai kas dar truputį revizuojat savo problemas. Jums taip reikia jas aplankyti, tiesiog be jų negaliu. Jos visiškai dabar jūs nieko negalit padėti. Nieko jūs ten visai nereikalingas. Bet jūs tu kaip aš negalvosiu. Aš myliu, mano vaikas. Jo. Žinote, kaip jūs, kai vaikas laiko egzaminą, kad mama labiausiai pakenkia, jeigu jinai jaudinasi. Nes jeigu vaikas taip susirišęs ir egzamino metu pagalvos, kaip ta mama nori, kad jis išlaikytų, pagalvos apie mamą, mama galvoja apie vaiką, mamos jaudinimasis. Vaikas padaro klaidą. Šnerilis. Ir kai šitą supranti,
kad bet koks jaudinimasis ir neramybė yra pakenkimas artimam. Sako, kaip tu nesijaudini tavo artimam, aš sakau, aš noriu jam pakenkti. Kaip tai? Taip, aš nenoriu jam pakenkti. Jeigu jisai galvoja apie mane, jis mane pažįsta ir aš galiu daugiau pasiūsti jam ramybės negu kas nors kitas. Todėl aš darau tai, kas jam naudinga. Bet mūsų mes nežinom, mes skaitom, kad net negerai, kad nesijaudina. Kas nors, kiekvienas kažką laidojate artimą, ne? Tai ne, jeigu ten neverksi dar tiek, kiek reikia, tai sakys, žiūrėk, ir nemylėjo, iš viso. Liudai neaišku apsirengus. Tada yra tradicija. Bet tas, jeigu galėtų pasakyti, sakytų, klausyk, kad tu ten gali nustot bleibti. Man visai neblogai. Ir iš viso, jeigu taip, tai ko tu verki? Sako, gaila jo. Jo, jūs net nežinote, kas jam yra. Savęs gaila, kad man jis buvo patogus ir aš dabar jo neturiu. Ir verkiu. Prašau įvardinti taip, kaip yra. Man gaila savęs, nes aš jo nebeturiu. Man jis buvo labai patogus. Arba aš jau pripratau. Man dabar vienam tikrai sunkiau. Taip? Bet sakote, gaila, kad jis išėjo. Ir dar būna pusę metų žmogus buvo skausmuose. Ir vis tiek gaila, kad jisai numirė. Tegu kankinas ilgiau. Ir taip atrodo, taip jau, žinote, tiesmukiškai. Bet iš tikrųjų mes šitos žaidimus žaidžiame. Ir dvasinė prasme sakoma, tai nesąžiningai. Jūs vienus dalykus vadinate kitais, jūs gailite save, jūs pilni silpnybių, pilni ego ir visą tai vadinate meilę arba labdarą. Ir kodėl aš tada labai aiškiai, nežiūrint to, kad sakau, religijos mes turim 10 Dievo įsakymų ir taip toliau, bet tiesiog, kai pradedi kitaip, kitą kalbą kalbėti, tu tiesiog supranti tikrai gerus tos, sakykime, religinius įstatymus, bet tu turi suprasti, nes jeigu jie kaip skamba, kaip kažkokie privalėjimai, tai tu nesupranti, kaip tu savo kenki. Ir tu nebeturi jau jėgų savo nekenkti. Tu norėtum gal, ne taip, bet nebeturi jėgų. Ir va tą žinokite, supras tą dimensiją, kad tu esi nemirtingas ir nepabaigsi, bet kuo tu stipri, žinot, ką religijos padarė žemėje? Ar jos padarė pasaulį geresnį? Kaip jums atrodo? Ir kas vyksta, pažiūrėkit, pačiose religijose? Kas vyksta pačiose mūsų valstybėse, valstybinėse tvarkose ir struktūrose? Ar jos kilnesnės? Patikimesnis, visose struktūrose, visose. Čia nereikia pirštų rodyti kažką, visose. Ir mes kartais laikėm, o Amerikoje tai žinote taip. O ten, žinot, Vokietijoje, bet mes turėtumėm tokį modelį. Gerai, kad jūs nežinote. Ten tik modelis yra. O kas vyksta dvasiniam lygmenį, labai panašu. Tas žmonės pavargę, bijo, nesaugus. Ir tiesiog tom bando vis labiau stipriau kovoti už pakaitalą. Ne už savo, atstatyti savo jėgą, bet pakaitalais ją kompensuoti. Ne todėl, kad suprantate, vadinti juos, kad jie godūs ar blogi, jie net iš tikrųjų nekalti. Mes visi tą prasme, kaip sako, ten tas kaltės ir nuodėmės dalykas, tai žinote, bet yra, jeigu tu darai, ko nesupranti, tai savotiškai, aišku, tu neišgelbėtas tas tau nuo atoveiksmų, ten yra dėsnis. Tu neapsaugotas, jis vis tiek tave pasivys. Bet praktiškai tu nesupratai. Ir jau dabar yra 3 pagrindinės, sakykime, šiandien mes turim bet kokioj visuomenį. Sakoma, 3 dvasinės ligos. Priklausomybė.
širdies liūdesys, kiek mes visą laiką grįžtam į praeitį. Ir kažkas, kas mums praeitie nepatiko, žiūrėkite, negalim to palikti. Ir kai ilgiau apie tai pradedate galvoti, kas sakoma, liūdesys. Jeigu negalvojate, jis neapima. Ir sakote paskui, kaip aš galiu negalvoti. Bet jau tai buvo. Ir kai aš supratau, kad aš galvodama apie tai, ten niekam nepadedu, nepagailiu ir nesupadarau tvarkos savo galvoj, ten vis tiek viskas vyksta jau toliau. Bet aš darau savotišką nuodėmę nusikaltimą savo atžvilgiu, nes aš galvodama apie tai, aš didinu, žinote, kaip aš kavos puodelių 10 gerčiau į dieną. Tai ir aš visą laiką, bet to, kad aš kažką gerai galvočiau, ką aš toliau darysiu, aš visą laiką galvoju, kodėl jis taip pasakė, kodėl jie taip padarė, kodėl su manim taip atsitiko. Aš dar labiau silpninu savo dvasinį stiprybę. Nebe mano valios, aš dalyvauju. Ir problema ne todėl, kad jinai vyksta, todėl, kad aš nusprendžiau, kad jinai problema. Gerai, serga tas žmogus kažkoks artimas. Taip ar taip aš jį turiu slaugyti. Ir aš žiūriu paskui, gerai, dabar aš daugiau žimta, gerai, aš niekur negaliu išvažiuoti. Bet aš žinau dėsnį, kad čia gal kažkokia tai net skola yra. Ta siela mes amžinai, mes susitikę, bet dabar jinai mama, o aš vaikas. Ir aš daviau kažkada vaiką, aš turiu atiduoti mamai. Kaip įdomu paveiktis. Ir kai aš suprantu, kad tai yra nežinomas ryšys kažkoks, sielos su siela, o dabar tokie vaidmenys, bent man, davė labai didelę susitaikymo jėgą, ką kalba ir religija. Bet tai, žinot, kryžių kažkas nešė ir aš turiu nešti. Ne. Kažkas nešė, tai ne jūs. Bet jūs dabar kažkas kitkas vyksta. Dabar buvo Velykos. Aš sakau, kokį jūs gavote iš to dvasinį pakilumą? Kaip jūs peržiūrėjote savo dvasinį gyvenimą? Kas tikrai padarė kokią mažytę transformaciją? Ką ten darėm? Ką mes ten darėm per tas Velykas? Valgėm, dažėm kiaušinius, kažkur vaikščiom, kažką atkalbėjom. Viskas įvyko. Truputį pavargom. Pirmadienis sunkesnis negu paprastai. Deja, būtum labai sąžiningi. Kas įvyko pakilaus jūsų dvasinį gyvenimą? Taip, galbūt, kažkas daugiau galbūt. Pasimeldė, kažką norėjo atiduoti, kažką savyje peržiūrėjo ir išvalė, bet jis padarė dažniausiai todėl, kad jis spaudė kažkokią situaciją. Bet jeigu nieko ypatingo, tai tiesiog pasileidimo daugiau buvo. Atvirai pasakius. Prisivalgymo ir šiaip jau ne tik prisivalgymo. Ir kokią savo silpnybę nukryžiavojo? Savo. Su Kristum viskas tvarkoja, palikime dabar ramybės, praeitis. Bet kam šita šventė yra? Ką jūs savyje? Kokį kūniškumą nukryžiavojate? Nes iš tikrųjų mums skauda nuo kūniškumo. Kūniškumas ne tik tai mano fizinė, bet mano vaidmuo. Aš mama, aš moteris, aš gydytoja, aš profesorė. Ir kažkas staigiai nesiskaito su šito tavo vaidmenį. Bombelė tau padeda. Vaikas sako, žinai, mama, tu visai durna pasidarei ir aš jau su tavim nieko nebesišnekėsiu. Bet kalbusi, kad aš tikrai visai durna pasidariau. Lendu prie jo. Gal tikrai aš neatskiriu, kas prie kojų. Kur man net netinka šitas. Ir va, šitas žodis tinka irgi kūno sąmonė. Ir dvasiniai dalykai yra tai, ką aš patyriau, kad manyje padidėjo, aš tada, sakykime, nukryžiavojau kažką, arba turėjau dvasinę patirtį, kada manyje padidėjo to gerumo, meilės,
ramybės, tartum geriau. Arba išsilaisvina nuo tos problemos. Galvoju, nebegalvosiu. Nu ką, aš tikrai nieko nesugalvosiu. Aš tiesiog turiu būti rami, palanki, paklausti. Aš atsakinga tik už savo veiksmus. Aš neatsakinga nei už vaiko, nei už mamos veiksmus. Aš tik už savo. Ir kokie mano veiksmai? Liūdesys, pyktis, kritika. Ar sakyti, tikrai jums to reikia? Ir darymas tai, ką aš galiu daryti. Įsivaizduojate, aš supratau, kad net liūdesys yra subtili pykčio forma. Žinot, kai sako, nebėra kur pykti, belieka liūdėti. Nebėra kam rodyti, pykčio nieks nepriema, tai belieka liūdėti. O taip tai papykčiau. Ir kad tai yra tik ego. Ir kad tai nėra mano prigimtinė savybė, bet mano kūniškumas. Nes kūniškumas sąmonės prasme irgi subtilusis, kad aš sutapatinu. Aš sakau, aš ne pati geriausia motina pasaulyje. Tikrai ne. Mano artimasis irgi ne pats pasaulyje geriausias. Ir aš negaliu jo padaryti, kokio aš noriu. Jeigu aš noriu padaryti, kokią aš noriu, tai yra prievarta kitos sielos atžvilgiu. Štai tai susipyksta tėvai, mama su vaiku, nes prasideda pačiam mylimiausiam, tiesioginį didžiausią prievartą. Ir va, kai šitas dimensijas geriau pradedi suprasti, ir kodėl yra tas žodis, kuris šiandien labai madingas ir kartu nuvalkiotas, meditacija. Mes tik pasiklausę ar pakalbėję, iš tikrųjų niekas nepasikeis mūsų gyvenime. Nu, galiu permąstyti viską. Bet aš turiu pasiimti jėgos, kad taip, suprantat, kad taip nenorėčiau daryti. Arba kad greičiau pastebėčiau, kad tai neverta. Ir be pabuvimo tyloje, ir be pažiūrėjimo į tai iš šono, todėl sakoma, viena iš didžiausių jėgų yra atsiribojimo, atsitraukimo jėga. Ir pažiūrėti ne kaip tas atrodo, ant kurio aš pykstu, bet pažiūrėti, kaip aš pykstu, kad tas man nepatinka. Bet kaip man čia svarbu, aš tiesiog nepernešu, taip? Ir kaip aš norėčiau, kad tas žmogus gražus būtų, kaip jis atrodytų. Tos tolerancijos, tos meilės daugiau. Paklausti kitą klausyką, ar tu negali kitaip truputį, žinai, man trukdo. Būk geras, kitaip. Nu, jeigu tu nieko negirdi, tai reiškia, man reikia išeiti. Bet aš noriu su juo būti ir vis baruosi. Man pasižiūrėti visiškai kitų žvilgsnių. Aš negaliu judėjime bėgant, mes neturim kantrybės, mes pavargę, man reikia atsitraukti. Ir tyliai atsisėsti ir pažiūrėti, kaip aš atrodo. Ir pasirodo, kad aš nelabai gražiai atrodo. Nors aš teisi, aš noriu gero, bet aš nelabai gražiai atrodo. Nelabai kilniai. Nekantriai. Ir ar aš noriu būti, kad man būtų geriau, kad aš turėčiau daugiau kantrybės, kad aš turėčiau daugiau ramybės. Ir įsivaizduojate, kas yra meditacija? Meditacija yra, tas žodis labai senas, dabar jis pasidarė toksai truputį madingas ir su visokiom vaikiškom formom. Yra labai senas, graikų kultūra ir visos naudojo tą žodį kaip natūralų, pakiliai galvoti. Meditacija yra galvoti. Dabar meditacijos yra, kad negalvoti. Sako, žinai, nu tiek durnų galvų reikia pradėti medituoti. Kaip sako, galvas skauda. O ką tu darai, kad medituodamas, aš klausiu. Nu, žinai, taip susikaupiu, žiūriu į žvakę, ką ir sakau, ir tau pavyksta negalvoti, netikiu. Nepavyksta. Bet mintį aš galiu pasukti. Aš žinodama, turėdama žinias, kas aš esu kaip dvasinė būtybė, aš galiu pradėti galvoti apie save tikrą, kurio aš savęs nebereikiu. Ir tą, apie ką aš save galvoju, dėsnis yra toks.
apie ką aš galvoju, ateina jausmas. Bet mes galvojam liūdno, ne iš praeities. Ir liūdnumas užėjo. Mes galvojame apie kitų baisius darbus ir mums sakom, ojei, tie žmonės siaubas, geriau nebekalbėti. Mes galvojame apie kažką gražaus, sakom, o, klausyk, ne? Ir mes taip apie save. Aš pikta, aš pavargau, aš nebegaliu, viską ant manęs krauna, niekas čia nesupranta, aš gilinu tą. Taip yra. Bet dabar aš galiu pailsėti. Dabar aš galiu 3 minutės, nieko nereikia daryti. 3 minutės galiu pabūti su savimi gera ir pabūti su savo ramybė. Pala, koks ten skonis jau, aš pamiršau jau. Ką tai reiškia pajausti ramybę? Ir aš žinau, kad čia nieko man nereikia mokytis ir nereikia bėgti į pajūrį, kadangi aš esu iš prigimties ramybė. Šita nuostabi dvasinė žvaigždė, kuo buvau labiau aš tikroji siela, tai aš buvau iš tikrųjų pilna ramybės. Kai aš spindėjau gražiausiai, sako, ten aura kažkas sako, siela auroje. Ne, jinai tada, kai jinai pilna savo tos tikrosios prigimties, jinai tiesiog tiek daug šviesos, kad net materija truputį atspindi. Kai kas mato, kai kas nemato, ne tai svarbu. Ir padarom dabar trumputę meditaciją. Niekur, nei saulėlydis, niekas, ne? Aš net muzikos neuždėsiu, nepaklausiu, tas mes paprastai uždam diską kokį nors. Irgi toks truputį garsas. Bet tik tai atsisėskit patogiai, nuimkit rankinukus ir padarykim tokį kaip eksperimentą, mažytį pratimą. Gerai? Geriausiai sėdėti iš tikrųjų kaip stuburas tiesus, taip ir kad atsirėmusi, bet kad kojos tiesiog nespaustume viena kitos. Gerai? Ir net galit neužsimerkti, visiškai nebūtina, daugumoje žmonės įpratę užsimerkti. Aš išmokau toj mokykloj kaip tik neužsimerkti, kad galiu net vairuodama tai daryti, eidama, padraugauti su savo pavyzdžiu, dabar mes pasirenkam ramybę. Dabar aš žinau, kad aš tik nieko, reiškia, kito nedarau, aš čia esu dabar. Ir man niekas neturi padovanoti, bet aš noriu prisiminti. Atsiminkit tą žodį. Net neišmokti, bet prisiminti savo tikrą prigimtinę ramybę. Nes aš visada tikrai esu turėjęs tą patį. Giliai manyje, aš galiu net vizualizuoti truputį. Kalbėjau dabar apie tai, bet giliai manyje yra ta nuostabi dvasinė žvaigždė, tiesiog šviesa, kurios ta šviesos kokybė yra ramybė. Tie spinduliai, kurie gali pradėti sklisti iš to manęs tikrojo, būtent ir yra ne fizinės šviesos, bet mano dvasinių vertybių, mano dvasinių dorybių šviesa ir spinduliai. Ir dabar aš tik nueinu gilyn ten į save ir leidžiu savo prisiminti. Ten giliai manyje yra tartum ramybės taškas, iš kurio aš dabar susitelku, galiu leisti, kad pradėtų sklisti ramybė šviesa. Ramybė. Tiesiog čia aš, mano tikroji prigimtis. Ir aš dabar sau leidžiu. Man tiesiog pačiai gerai. Savo ramybės. Tiesiog pasiilgu. Aš galiu net truputį, aš neturiu sustabdyti proto. Aš galiu net prisiminti kažkokį tai vaizdą, kad aš gulėjau ant šilto smėlio kur nors. Bet tas vaizdas netiek svarbus, aš noriu prisiminti tą jausmą. Nieko man tokio čia nereikia daryti, nieko nereikia man siųsti.
galbūt užsimerkę, galite atsimerkti. Ir aš toliau kažką kalbu, bet pažiūrėkite dabar, pabandykite nepaleisti stebėjimo savęs. Jeigu čia kalba kažkas atsisėdęs priešais jūs. Bet jums dar įdomesnė yra jūsų ramybė, jums labai gera su jam. Ar tą kalbą, ar tą, jūs tiesiog dar nepaleiskit savo ramybę. Ar kas nors truputį pajautė tiesiog daugiau, ne? Žiūrėkit, nieko mes čia sėdėkit, net ne vienas, net kažkas truputį trūkdo, net kažkas juda. Viskas priklauso tik nuo jūsų susitelkimo, nuo tos koncentracijos būtent į tą, ką jūs norite pajausti, ir čia ne kažkoks išsigalvojimas. Yra daug didesnė prasmė tai daryti, kai tu žinai, kad taip, tu esi tikras, tu taip nutolai nuo savęs. Ne aš turiu save įtikinti, bet aš turiu prisiminti. Aš taip pamiršau, žinot, nebejaučiu. Man reikia, kad kažkas kitas būtinai man kažkokį tai vėjelį sukeltų, ar ką dar padarytų. Aš net nebejaučiu savęs tikru. Ir dvasinė žinia sako, tu esi meilė. Tu lygiai taip pat esi meilė. Gerai, gali prisiminti istoriją, paskui palik tą mizansceną. Gal, kas tam bejausmas buvo, kad man patiko. Man buvo gera, aš norėjau daryti dėl to kažką. Aš norėjau duoti. Na, tas jausmas geras. Tai yra man prigimtis. Ir tai, kad aš labai dabar tikiuosi iš pasaulio, tai tik rodo, kad aš jau laukiu, noriu. Tai rodo, kad aš ilgėsi tų vietų. Kad jau buvo daugiau. Bet tai mes praktiškai, žinokite, kaip einame per tas žinias, tam, sakykime, ir padedam vienas kitam, pasakykime. Ir aš todėl kalbu, kad aš galvoju, kad tai kiekvienam naudinga. Atvažiuojam, kad kiekvienas žmogus tai gali padaryti namie, kada labai net nesinori palaukti. Jeigu dabar nieko gero nevyksta, pasakyti tyla. Nieko negalvoju. Nieko nekritikuoju, nieko nesprendžiu, tyla. Paskui pažiūrėsiu. Tyla. Ir iš tylos man jau truputį aš atsitraukiu. Aš jau sveikesnis, man truputį teisingiau jausmas. Nes iš to nerimo man negali matytis teisingai. Bet tai yra tokia paprasta, klasikinė, senoji, praktinė meditacija, kurią mums iš tikrųjų šiandien labai verta padaryti, suprasti, pastudijuoti. Truputį, jeigu nėra palaikymo, paskui negali pats daryti. Mes kasdien nepamirštate pusryčių savo duoti, arba bent vieną kartą nuo maisto, ne? O savo gyvajam, palauk. Savo gyvajam, savo gero dvasinio maisto, palauk. Viską turiu dėl kitų padaryti, dar ten nulėkti, gal tankausia, gal po to bus geriau. Ir kas darytų, ar statybos, ar skyrybos. Jūs neturite jokio alibi. Gal atsisės. Sakys, klausykite, kaip įdomi čia viskas vyksta. Labai įdomi, cirkas visų. Ramiai. Pažiūrėsim, kas bus. Bet kuo aš būsiu labiau tikruoju savimi, ir net žmogus, kuris kitą kartą tau kenkia, tu pamatyk, pažiūrėtum, galėtum pažiūrėti, kodėl visi myli Dievą, bent stengiasi. Dievas yra meilė, absoliuti. Dievas sukūrė vaiką pagal savo paveikslą, ne pagal velnią, ne pagal gyvulį, negirdėjau to. Pagal savo paveikslą. Kodėl tas vaikas pavargo? Tolo pasiklydo. Tada sako, prisimink, tu tapai našlaitis, prisimink.
pasiimtum jėgos, ko žmonės eina į bažnyčią pas Dievą, daug to, vienam sveikatos, kitam pinigų, trečiam, kad kitą išgydytų. Kažko nedalinu, nei automobilių, nei pinigų. Bet ateik pas mane pasiimk ramybę. Ateik pasiimk pas mane meilę. Nesvarbu, kaip jie daro, bet tu nesugadink savęs. Nesvarbu, ką jie daro. Nežiūrėk, gerai, kad nusisuk, bet tu esi meilė. Kodėl, jeigu kažkas kitas daro blogai, tu savo meilę jam, meilės nebėra ir atiduodi. Įteiki kiekvienam, kuris gadina į rankas. Tiesiog tavęs neprileidžiu, prie savo meilės ir atiduodi, ką reikės. Bet aš esu meilė. Ir toks pasikalbėjimas, tikrai gilus ir tvirtas. Yra meditacija, kuri jums duoda pajaustą. Tada tai ir įvyko. Kada jums to pagerėjo. Jūs čia nesavytai, neapgaudinėjate, čia ne kažkoks psichologinis seansas. Bet dvasinė žinia sako, tai tiesa, tai jūs ją pamiršote. Ir niekas jūs negali daugiau nuskriausti, negu jūs patys. O spektakliai vyksta visokie. Išorinės scenos visokios. Bet tai išorinės scenos. Ir kiek jūs nusiminėte ir kiek jūs supykote, tiek kiek jūs davėte savo leidimą būti tokiu. Ir tai tokia, atrodo, kieta filosofija, stipri. Bet žinokite, ir kartu labai gera. Nes jeigu mes tom pusiniam tiesom visada vaduojamės, mes niekur ir nenuėjome. Bet jeigu mes labiau sustatom kas prie ko, mes stipriau einam ir stipriau išsilaisvinam. Nes kas sako paskutinis teismas, dabar jūs pagąsdinsiu. Kodėl tu toks piktas? Tai kodėl anas darė? Tėvas sakys, aš tavęs neklausiu, ką anas darė, aš tavęs klausiu, ką tu darei. Aš tavęs neklausiu, kas ką blogai darė, aš tavęs klausiu, ką tu darei. Kas tu davė leidimą būti piktam? Koks tavo reikalas? Ten jis. O aš su tavim susitinku. Tu nebegražus. Aš nematau, kad ir ne. Nenumetė. Prastą daiktą. Kas tau leido laimės? Ir vienintelė atsakomybė mūsų, iš tikrųjų ypatingai šiandien, kai pasaulyje jūs tikitės, kad jis bus ramesnis ir komforto bus daugiau rytoj. Kai aš dėmesį, tegu vyksta, aš turiu matyti, kuo aš stipriau dėmesį perkeliu į save tikrai. Tuo aš būsiu naudingesnis aplinkai, nes kai aš esu ramesnis, man daug aiškiau matosi. Aš padarau mažiau klaidų. Kuo aš apsiribojęs, aš irgi teisingesnis. Matau, kur reikia įsikišti, kur gal ir nereikia. Šita mano yra dabar didžiausia atsakomybė prieš ne amžiną. Ir kažką jau per ilgai aš taip